Sveiki visi, su jumis kanalas Muskimba, ir šiandien darysim dar vieną video. Ir jo vėl čia pat kaip ir praeitą video gaudysim Šilų tvenkinį. Dabar esam tik tai kitam sektoriui, dabar bus 7 sektorius. Ir jo, aš čia kažkur mėsos gaudyti, nebe su Servuto, su Vinciuku. Ir jo, dabar išomės meškeres, darysimės pašarą. Šį kartą šausim kilogramą marcipano traperę ir turiu tokių karpinių, kažkokią karpinių pašarą ir dar įdėjau kukurūzų. Tai visą šitą šausim į pašarą ir tada šersimės. Tai dabar einu maišytis ir pradėsim. Nu kągi, jau viską susirišom, meškerę susimetėm ir dabar eisim šertis. Pasidariau pašarą ir šitą nemaišysiu, mesiu mišinį visą iš rankos. Smagiai. O, gerai. Žiūrėkim, normaliai susimečiau. Išėriau ir dabar lauksim kibimų. Nu ką, pirmą žuvį turim. Kiek valandų, Vincai? Be 27. Be 27. Liniukas. Ne, didelį žiūri. Bet uždėjau tokį gerą slieką. Ir atėjo. Gražu. Gražu. Lemba negerai daro. Vėl į žolės imki visada. Reikės po to per naują šertis, bet nieko. Smagiai. Taip gražiai pradėjo vest. Lemba, kai jie jėgos turi. Tas lieks dar matos ant valo, bet nedidelis. Nu, laikyk. Šį kartą graibštą normalų turim. Duok. Kiek. Laikau. Nu va, toksai virš pusės kilo, manau. Tikrai nema. Nu va, naudojam tokius vaistukus. Patepsim lupytę ir leisim. Nu ką, nesversim, bet toks, nu virš pusės kilogramą. Leisim iš karto. Nu va, pirms yra, dabar vėl šeriamės ir laukiam antrą. Žodžiu, prieš tai gaudant pagavau kokias 5 raudelės, jeigu dėdavau sliekelį ir kokius 5 dzikus, tai dabar pradėjau, va, dedu vieną tokį didesnį slieką ir tarkim per 2 vietas tai va šaunam ir va toksai gauna sliekas. Nu ir tada raudelės nepaėm ir liek lynui. Nu ką, burbuliavo, dabar pradėjo kipt. Vis dar burbuliuoja. Bet jau ragauji. Karpis. Nu ką, įkaliau. Ėmė ir paėmė. Bet išvažiavo baisiai ir dabar žolėse lyns. Rekordinis. Gražus, palauk, einam man šitą kampą reik ir iš žolių temti. Jis dabar žolės įsėda.
Tabal, koks gražus buvo. O, jau tose žolėse. Taip išvažiavo, žinokit. Negaliu nieko padaryti. Aplink žolę sukas jisai. Neinu žolių iš ten tiesiog. Širdis drab, širdis drab. Ir dar pavadys 0,16 vėl. 0 lynas buvo, bet didelis, labai didelis. Kai pakirtau, tai kai karpis išvažiavo. Ne, turi. Jis po tom žolėm grinai. A ne? Jo, matom, jis netoli yra. Bet grinai prasideda. Jis tiesiog taip laikas stipriai. Nu, taip būna. Ja. Aplink žolės apsisukęs jis jo. Bris. Nebris. Gerai duodam valą jam. Dar temp. Neišlupsiu aš su tom žolėm. O kokiu? Ant sliek. Žiūrėk, kai važiuoji. O, išėjo. Kokie ratilai žmonės, kad jūs matytumėt. Nelabai galiu pafilmuoti normaliai. Atsitraukiu vinsai. Dar tokia lyna jaučiu, nesutraukęs kokie 2 kilogramai. Matai? Matei jaučiu, šono turėjai matai. Su visais žolėm, visom žolėm. Nu čia tai ilga kova bus, man atrodo. Kiek aš jį jau traukiu? Žinai, kiek aš jį traukiu? 3 minutės. Ja. Na, bet taip reik daryti. Ovnerio Pinhuko 8 kabliukas, tai nėra iš pačių didžiausių, bet nėra ir mažas. Kol kas dar nepavedė manęs. Jis vėl žolės. Ja, jam patinktose žolėse, aišku. Saugu jam ten. Ačiū Dievui, pirmą kartą išėjau. Dar Vinsai, žiūrėk, dabar įdėk graibštai vandenį ir laikyk. Ir ilgai laikyk. Va, labai gerai. Lauk, kol datempsiu aš jį į viršų. Ar karpis? Karpis, man atrodo. Karpis? Jo, man atrodo, karpis. Bet toksai po vandeniu rūts atrodo, dėl to iš pradžių galvojau, kad... Ne, karpis. Ir dar žvinuots. Eik, karpiokas. Nu jo, aš iš pradžių galvojau, kad lyns, nes... Bet nedidelį. Ai, ne, veidrodinis. Veidrodinis. Kiekis jėgos kiek. Kad ir labai vaikinis. Pasižiūrėk. Nedidelis visiškai. Bliamo galvojau, lyns bus didelis. Visą prūdą išplaukė. Tai kas būtų, jeigu didesnis iškiptų? Ne, tas pirms ar ants jau turėjo būti aišku, kad karpis, bet ne. Vinsai, laikyk vandenį. Tu nejudink to. Ai, tai vairuosi? Jo. Aš turiu vairuoti. Op, gerai, nekelk galvo. Užgraibsiu, nesulaužysi tu manį. Nu, so, turiu. Gerai, šit didesnis negu praeitą kartą, kai buvau pagavęs. Nu va, išėmam per 5 minutės tokį žvėriuką. Nu ką, dabar reikia atkabinti, čia apie 1 kilogramų bus. Nu ką, pasidarėm nuotraukėlę. Leidžiam gražuolį. Tegul auga. Nu ką, antra žuvis. Liniukas ir karpiukas kol kas, bet jau mano vietoj vėl raus. Eisim pasišersim ir bandysim. Reik dar Vinsui pagauti. Net kibimo nebebuvo, norėjau permest. Nedidelis, paimsiu pats.
Liniukas, bet mažiukas visiškai. Bet tai geras. Tipo buvo kibins. Tada išjungiau kamerą, nes nebekibo, norėjau permest ir čia užkibęs tas liniuks, net plūdės nejudina. Pažiūrėkit. Toksai va, mažylis. Nu va, nei pusę kilogramą nebūtų, manau, kokie 400 gramų. Nu, gal pusę kilogramų, bet taip ant ribos. Reikia atkabint. Nu, vins įvykis. Nu va, atkabinom, nedidukas šitas. Lemba. Aptaškė visą kamerą, bet jo, nedidukas šitas. Leidžiam. Gražiai. Nu ką, 2 linai ir karpiukas. Įdima filmuoti. Nepakirta. Vinsas tik užmetė, iš karto ant kukurūzą ir slieka vest pradėjo gan greit. Tai fainai. Bet nieko, bus dar. Jeigu tik užmetė ir kibo, tai manau užmėsi vėl kips. O pas mane vis dar burbuliuoj. tą linuką ką tik ištraukiau, bet burbuliuoj, tai ateis manau. Reik lauk dabar. Nu va, pakirta ir viensiuks. Aš gal savo plūdinę išsitrauksiu, manau. Nereik? Nėra didelis. Lemą gal man trauk meškerį vis dėlto. Nu va, Vincas pasikirta irgi. Aš galvoju savo meškerį ar ištraukti ar ne, bet dabar nebein lyns. Muilis iš šonus kilaksta. Gerai, netrauksiu savo. Jop. Lynas ir gražus. Va tokį va. Čia blemba tikrai gražus. Nebus to rekords koks. Bus. Nu jo, galėsim pasverti. Tai čia blemba gražus lynas. Gerai, žinau atkabint. Nu va, paleidom. Nu ką, pakirtau. Dar vieną žuveliuką. Įmečiau pašarą ir iškart plūdę važiuot pradėjo. Gražiai eina. Nedidelis vėl. Liniukas. Bum. Nu puiku. Bak laiko. Atkabinom gražiai. Dabar fotkytę ir leisim. Nu ką, pasidariau fotkytę ir leidžiam. Nu ką, po šiokios tokios pauzės vieną šeriuką pagavau. Nu ką, ir vėl įkaliau kažką gražesnę. Tik užmečiau iškart paėmė. Gal per kokias kelias sekundės pradėjo važiuoti. Liniukas. 4. lynas jau mano, tada karpį vieną ištraukiau. Ne didžiausias, bet ir ne mažiausias. Vėl žolės bandai. Nu, neik. Padėt? Gali paimt. Nors. Bum. Įforsavom.
dar vienas Vilniukas. Nu, eik. Gerai, leidžiam. Na, plauk. Pagavau vieną. Ai, pagavau? Jo. Bet matyti tą? Kilogramą 800. Nu, iki. Jo. Paėmė vis tiek. Čia gal karpiuks netgi. Čia važiuoja. Jo, karpiuks tikrai. Gražu. Dabar ilgai. Dabar tik nedaug ten įlys. Jo. Praeits irgi iš pradžių taip išvažiavo, bet po to šiaip ne taip. Eik, savo. Smagu? Žiauriai smagu. Nu gerai, labai čia pavyzdžiui. Čia kartu. Ja. Man Į vidurį iš karto. Dabar tik reikia nuo žalių vairuoti. Viens į savo meškę gali būti, kad teks tau ištraukti. Ta žaurės lenta. Dabar reiks laikyti. Aha, gerai. O, gerai. Labai tau duosi kairį. Šitas matysi. O dar noriu įstaiga. Bet jau pavargęs. Jo. Vinsai paimsi? Dabar bandai dešinę. Eik, tu žiūrėk per mano valą. Ne, jis po to valu. Neturėtų O kodėl. neišdžiūk? Ne. Nu va. Oi, gražus. Oi. Jo. Panašus irgi. Ratai sėni. Gražuonis. Nu, įdėk į vandenį, dabar laikyk. Imkim. O, Imkim. gerai. Dok. Gražus. Į krašiuką lūpas. Gerai. Bėk. Opa. Gražuolis. Nu ką, Vincas traukia dar vieną. Pažiūrėkit, koks jį pareina. Su visom žolėm. Monstras. Eik tu savo. Nu, vieną pakirtau. Nu ką, dar vieną pakirtau. Po 9 dabar jau.
Nedidelis kažkas. Liniukas bus. Op. Nedidelis liniukas. Opa, į lūpas kraštelį vėl. Opa. Nu va, mažiausia šiandien nusiūčiu. Toksai va. Nu va, 5 lynas mano ir 2 karpiukai. Leidžiam. Nu va, gaudom toliau. Dar rausė. Dar rausė. Tik užmečiau. Man ištraukiau lyną, užmečiau. Vėl 2-3 sekundės, žiūriu, važiuoju. Eina savo. Nu va čia tai linų žvyba. 6 lynas. 2 karpiai. Metėm su Vincu pamarskomo dėl vietos, kas kairė, kas dešinė. Laimėjau skaitas. Nugalėtojas. Šį Vincu irgi buvo daugiau kėbimų, bet ne viską užkirto. Nu gražiai. Ką paėmė? 6 liniuką. Puiku. Nu ką, atkabinom. 6 lynas važiuoja. Viskas. Nu ką, Vincas pakirto kažką gerą ir jie į žolės. Duok dabar valą. Tokiu pats išeina. Bet žuvis buvo, ne? Buvo, bet nebėra. Nebėra, sakai, iš vis? Mes judėtume. Ne, sakau, duok valą, tegul eina. Jeigu yra, plauks. Lauk. Nu gerai, jis atseps. Bet buvo žuvis. Kibo. Paleiskit tą kablį. Nu jau. Laukiam dar. Nu ką, dar vieną įkirtau. Įmečiau kukurūzų saujelę ir vėl paėmė. Biškį dasišert karts nuo kartą reikia. Liniukas. Labai lengva supras, kada lynas, kada karpis. Pakirti lyną, jisai stipriai in link dugnas pauč ir toli nevaikštų tiesiog ratais. Kada pakirti karpį, jisai iš karto rana šauna iki vidurio ežerą ir tai jau turi dasitamti. Oi, jazau, visai mažiukas. Kokie 400. Bet jau 7 lynas, kaip bebūtų. Vėl lūpas kraščiuko gražiai. Nedidukas. Vienas kitas toks nediduks pasitaika, bet būna ir gražių. Nu ką, leidžiam. Op. Nuplūkė. Nu va, Vincas tokie ešerį išėmė ant vakaro dar. Nu ką, Vincas vėl kažką pakirto. Liniukas bus. Liniukas. Mano vietoj leidau įsimest. Ir nuėjo. Kai daug jo būtų. Eik savo. Nu, būtų buvęs antras Laikas pakuotis. Būtų buvęs antras lyns Vinco, bet... Nu, žodžiu, jaučiu užtek šiandien. Pakuojęs daiktus jau. Nu, dar bus miškeriau užmesta, jeigu paims, tai paims. Bet susipakuosim ir varysim jų, nes dabar jau po 10 biškį yra. Tai jo.
Nu ką, viskas, baigiam žvybą, tai iš viso 7 lynus pagavau ir 2 karpius. Vincas 1 lyną, 1 leidą. Man irgi buvo dar daugiau kibimų, bet atsikabino, atsipurtė. Tai jo, žvybų skaityta. Šiaip realiai gan vėsi diena, 18 gal šilumos ta buvo ir rytą visą liūtis buvo, lijo gan stipriai. Bet ant vakarą gan gražus oras ir sukibo ta žuvis. Tai jo, žvyba tikrai sakau skaityta ir iki kito karto. Iki.